Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Viešpats Dievas man davė iškalbų liežuvį, kad gebėčiau žodžius stiprinti nuvargusius. Kas rytą jis žadina mano ausį, kad klausyčiausi tarsi mokinys. Viešpats Dievas atvėrė mano ausis, aš nemaištavau, atgal nesitraukiau. Atsukau nugarą mane plakantiems, atkišau žandus raunantiems man barzdą, nuo užgauliojimų ir spjūvių neslėpiau veido. Viešpats Dievas man padeda, todėl aš nesu pažemintas. Nutaisiau savo veidą kietą kaip titnagas, žinau, kad nebūsiu sugėdintas. Tai Dievo žodis. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Tyčiojasi iš manęs visi, kas mane mato, ir vaipydamiesi kraipo galvas. Viešpačiu pasikliovė, tegul jis ir gelbsti, tai išvaduoja, jeigu juo taip gėris. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Šunys apgula mane iš visų pusių, piktadarių gaujos mane apspinta. Jie žeidžia man rankas ir kojas, galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Mano drabužius tarpusavy dalyjas ir dėl mano apdaro meta jie burtus. Bet tu, Viešpatie, nuo manęs nesitolink, mano stiprybė, skubėk man padėti. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Tada aš garsinsiu broliams ir seserims tavo vardą, šlovinsiu tave jų susirinkimuos. Jūs pagarbiai Viešpaties bijantieji, teikit jam šlovę. Visi Jokūbo palikuonys duokit jam garbę, visi Izraelio sūnūs prieš jį drebėkit. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šloviai išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Tai Dievo žodis. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį. Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal matą. Jėzus stovėjo valdytojo akivaizdoje, valdytojas jį klausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, taip yra kaip sakai. Aukštųjų kunigų ir seniūnų skundžiamas, jis visai neatsiliepė. Tuomet Pilotas paklausė, ar negirdi, kaip baisiai tave kaltina. Bet jis neatsakė nei į vieną kaltinimą ir tuo be galo nustebino valdytoją. Šventės proga valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio ji norėdavo. Tuomet jis turėjo garsų įkalinį vardu Barabas, taigi žmonėms susirinkus Pilotas paklausė, katrą norite, kad jums paleisčiau? Barabą ar Jėzų, vadinamą Mesiju? Mat jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo. Sėdičiam teismo krasėje Pilotui žmona atsiuntė įspėjimą. Nieko nedaryk šiam teisėjam. Šiąnakt sapne aš labai dėl jo kentėjau.
Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmonės, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudytų. Tuomet valdytojas jiems tarė: Katrą norite, kad jums paleisčiau? Jie šaukė: Barabą. Pilotas paklausė, kągi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju. Jie visi rėkė: ant kryžiaus jį. Jis klausė, o kągi piktai jis yra padaręs, bet tie dar tik garsiau šaukė: ant kryžiaus jį. Pilotas pamatęs, kad nieko nelaimė, o sąmyšis vis didėja, paėmė vandens, nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė: aš nekaltas, dėl šio teisiojo kraujo jūs žinokitės. Visi žmonės šaukė: jo kraujas tikrinta ant mūsų ir mūsų vaikų. Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinės atidavė nukryžiuoti. Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į įgulos būstinę ir susirinko aplink jį visą kuopą. Jie išrengė jį ir apsiautė raudona skraiste, nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į jo dešinę įspraudė nendrę. Paskui, tyčiodamiesi, klūpčiojo prieš jį ir sakė: sveikas, žydų karaliau. Spjaudydami jie stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą, pasityčioję iš Jėzaus, kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir išsivedė nukryžiuoti. Eidami jie sutiko žmogų iš Kirenės vadinamu Simonas, tą privertė panešėti jo kryžių. Atėję į vietą vadinamą Galgotą, tai yra kaukolės vietą, davė jam gerti vyno sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik paragavo ir negėrė. Prikalę prie kryžiaus pasidalino jo drabužius mesdami burtą ir ten pat susėdę sergėjo jį. Viršum jo galvos jie prisiekė užrašytą jo kaltinimą: šitas yra Jėzus, žydų karalius. Kartu su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per 3 dienas atstatai. Gelbėkis pats. Jei esi Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. Taip pat tyčiojasi aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai su seniūnais, kalbėdami: kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Jeigu jis, Izraelio karalius, ten nužengia dabar nuo kryžiaus ir mes juo tikėsime. Jis pasitikėjo Dievu, tad išvaduoja jį dabar, jeigu juo rūpinasi, nes jis yra sakęs: aš Dievo sūnus. Taip pat jį plūdo ir kartu nukryžiuoti plėšikai. Nuo 6 iki 9 valandos visą kraštą gaubė tamsa, o apie 9 valandą Jėzus garsiai sušuko: Eli, Eli, lema sabachtani. Tai reiškia: mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie iš ten stovėjusių išgirdę sakė: jis šaukėsi Elijo. Ir taip pat vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, pamirkė ją perrūgusio vyno, užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. Kiti kalbėjo: liaukis, pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti. Tuomet Jėzus, dar kartą sušukęs skardžiu balsu, atidavė dvasią. Ir štai šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios, ir žemė sudrebėjo, ir uolos ėmė skeldėti. Atsivėrė kapų rūsiai ir daug užmigusių iš šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių. Išėję iš kapų po Jėzaus prisikėlimo, jie atėjo į šventąjį miestą ir daugam pasirodė. Šimtininkas ir kiti su juo sergintys Jėzų pamatė žemės drebėjimą ir visa, kas darosi, labai išsigando ir sakė: tikrai, šitas buvo Dievo sūnus. Tai viešpaties žodis. Ką tik girdėjome Jėzaus kančios istoriją ir matome, kad tie, kurie iš tikrųjų laukė Mesijo, pasitiko jį klodami drabužius
ir šaukdami Osaną Dievo sūnui. Paskui matom spjaudė, tyčiojosi ir šaukė ant kryžiaus jį, pasirinkdami geriau gyvybę dovanoti ne Mesijui, bet plėšikui, žmogžudžiui, Barabui. Atrodo, tas pats kartojasi ir mūsų dienomis. Kol tu patogus žmonėms, patogus miniai, visi tau šaukia Osaną, tave garbina, šlovina, bet tik paprieštarauk jiems. Išdrįs pasakyti tiesą, kuri galbūt bus nepatogi, nes juk Jėzų irgi nužudė už ką? Už tai, kad jis sakė tiesą. Badė į žmonių ydas, trūkumus ir nors ir darė stebuklus, nors ir prikeldavo ir mirusius, dėja paskui tuos prikeltuosius stengiasi ką daryti? Nužudyti. Kad tik neliktų tų, kurie galėtų paliudyti šito žmogaus maitinusio mines, mokiusio mylėti, kad tik neliktų jo jokio prisiminimo. Kad būtų išbrauktas, kad išnyktų. Pasaulis tą ir daro. Jis kovoja su tiesa, teisingumu, kovoja su meile, gailestingumu. Šitie dalykai jam nepripažįstami, nebent jų grimasos. Ar tai būtų teisingumo, ar tiesos, ar meilės, ar gailestingumo grimasos. Taip, šitos eina, šitos online. Šitos yra laukiamos spaudoje, televizijoje ir visur kitur. Dėja, tos tikrosios tiesos žmonės nenori, nepatogu, nemalonumu. Taigi, matome šitą ir tą baisią procesiją, kuri keliauja ir tik Simonas Kirenietis padeda nešti Jėzui kryžių, tik Marija lydi jį savo žvilgsniu ir stiprina, tik Veronika išdrįsta pro sargybinius prasibrovusi nušluostyti Jėzui veidą. O kurgi tie, kurie buvo išgydyti, kurie buvo išvaduoti iš demonų, kurgi jo visi mokiniai, ir tie 72, ir tie 12 apaštalų, tik vienas Jonas išdrįs būti kartu su juo visą laiką. Nebijos, rizikuos, visgi pasirinks būti su Mesiju. Kartais ir mūsų gyvenime juk būna tie išbandymai, kai reikia paliudyti savo tikėjimą ir dažnai palūžtam, net laikom šito egzamino. Galbūt tuo metu reikėtų tiesiog prašyti Dievo stiprybės. Dieve, duok man tos stiprybės, kad nebijočiau liudyti tave. Nes labai dažnai ir tik tais labai nedaug reikia, žmonės yra kaip tai išdžiūvusi žemė, kuriai tik tais reikia ko? Tavo paliudijimo. Ir tada viskas pradeda keistis. Žiūrėkit, su kokiu įtaigumu visokie reklamos agentai kiti tau bruka nereikalinga, tau visiškai nereikalinga prekė. Ir žiūrėk, kartais pramuša, kad mes taip krikščionys galėtumėm liudyti kitiems Kristų, jo meilę, jo išgelbėjimą. Nes kryžius yra iš tikrųjų galybės ženklas. Tai yra šėtono pralaimėjimas ir Dievo pergalė, nes su šituo kryžiumi tik tai su juo ir bus galima atrakinti mūsų pirmųjų tėvų užtrenktus dangaus vartus. Jie bus atverti ir kiekvienas ten yra laukiamas. Stenkime šito savo gyvenime nepražiopsoti. Žmonės dažniausiai tiki Dievą esant, bet nori savo patogaus Dievo. Jėzus, kaip matom, nebuvo patogus. Ne. Jėzus iš tikrųjų mums atėjęs liudijo visai kitokį rojų, negu kad mes galim kartais įsivaizduoti. Kažkokį tai psichosomatinį komfortą, kuris irgi pasiekiamas ne kažkuo kitu, kaip, malonumais, patogiai. Ne. Jėzus sakė, kad kančia yra neišvengiama žmogaus gyvenime. Skaitydami šią kančios istoriją, galime prisiminti ir motinos Teresės žodžius, jeigu tu myli ir tau neskauda, tai nėra meilė, nes meilė yra savęs apiplėšimas. Taip kaip Jėzus liejo kraują, taip ir tu
Galbūt ne kraują liesi, galbūt savo laiką, galbūt savo išteklius, laisvalaikį, sveikatą, dalinsi savo talentus, tarnaudamas kitiems žmonėms. Ir tai iš tiesų įgalins tave daryti Dievo darbus. Įgalins tada jau veikti kartu su šventaja dvasia ir eiti kartu su viešpačiu. Nes ten ant kryžiaus Jėzus įvykdė pačią didžiausią žmonijos istorijoje revoliuciją. Jeigu visos revoliucijos buvo daromos svetimų krauju, jis revoliuciją padarė savo krauju. Perkeitė žmonių mąstymą ir kadangi tai darė savo krauju, be abejo tai veikia ir veiks per amžius. Jis tą parodė ir mums, kad iš tiesų, jeigu nori pakeisti šitą pasaulį, visų pirmiausiai reikia perkeisti save. Leisti, kad Dievas tave atkurtų. Perkeistų, atkurtų tokį, kokį iš tiesų sukūrė, nes pasaulis, ką padaro, jis žmonės sugadina. Pasaulio puikybė, neapykanta, pavydas, kerštas, karai, patyčios, pažeminimai, išnaudojimai, turto, melo, apgaulė ir visi šitie dalykai iš tiesų mus sugadina. Žiūrėkim, kokie yra nuostabūs vaikai. Ir kokie paskui jo paaugliai, tada jau pasidaro depresyvūs, kartais net ir agresyvūs, nelaimingi, pikti. Ir paskui galų gale paskui ir turim pasaulį žmonės, kurie organizuoja karus, kurie organizuoja žmonių išnaudojimą, pardavimą, prekybą ir visa kita. Sukčiavimus, melą, apgaulę, klastas. Visa tai ateina, kaip Jėzus sakė, iš žmogaus širdies. Visi šitie sumanimai. Viešpats mums siūlo neįsileisti šito pragaro dvasios į savo širdį, bet su kryžiaus galybė ir jo kraujo gale įveikti pasaulį. Taip kaip mums ir kalba Apokalipsė, kalbėdama apie tą šventųjų mines, kurias apaštalas Jonas matė savo regėjime, nesuskaitoma minė iš visų tautų, genčių, giminių, rasių ir taip toliau, kurie buvo išsibalinę baltais drabužiais, kurie nugalėjo avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Avinėlio krauju semdamasi stiprybės iš kryžiaus pergalės ir liudijimo žodžiu, kai šventoji dvasia jau pradeda kalbėti tavo lūpomis iš tavo gyvenimo patirčių, nes jos privalo būti. Jeigu tu esi tikintis, tai turi matytis. Iš tavo kalbos, iš tavo buvimo, iš tavo darbų, iš tavo požiūrio į šitą pasaulį, į priešus, į blogį, į viską. Iš tavo gyvenimo pasirinkimų. Tai tiesiog turi matytis. Ir šitas liudimas iš tiesų tada ir, kaip sako šventas raštas, pasaulį ir perkeičia. Tu pasidarai druska šiam pūvančiam pasauliui, tu pasidarai šviesa, žiburys šio pasaulio tamsybėms ir tada žmonės, kurie irgi skendi toje tamsoje ir šito pasaulio puvėsiuose, tada gali ir žino, į kur tiesti rankas. Tampi kaip ta kelrodė žvaigždė. Tavo liudijimas padeda žmonėm atrasti tą tikrąją tiesą, tikrąjį teisingumą ir Dievo meilę. O tai yra pats galingiausias dalykas mūsų gyvenime. Nes žmonės atradę Dievo meilę, tai staiga supranta, kad visa kita yra tik tais apaštalo Pauliaus žodžiais sąšlavos. Taigi šita mums Kristaus kančios istorija liudija apie tai, kad ir mūsų kančios istorija lygiai taip pat kartojasi. Ta kryžiaus kelią, tuos pažeminimus ir visą kitą ir tą auką mes galime atrasti ir savo gyvenime ir atidavę į Dievo rankas, susivienyje tapti tą pačią auką. Atnaša Dievo garbei ir žmonių naudai. Amen. Homiliją sakė kunigas Erastas Murauskas.